egzistavo, čia labai svarbus, plačiau atver gyvenimo vartus. Dosnikų pažinimo gėrio paslapčių, vėl seną mielą knygą verčiu. Gimnazija, tvirta ir atkakli, iš praeities likai. Išsibastė po pasaulį margą, meilė išauginti subrendę tavo vaikai. Tavo vaikai. Gimnazija, gimnazija, patiklios moja ranko, šypsosi veidai. Pastebėk ir prisimink kiekvieną, kol esi turtinga, kol mezga vaisių žiedai. Tėvynės ašarom, jos žygdarbiais alsuo, iš Dievo semkis išminties, šventųjų protėvių skaistybės ir drąsos, niekad nemainykime kniekių širdies. Dosnigų pažinimo gėrio paslapčių, vėl seną mielą knygą verčiu. Gimnazija, gimnazija, tvirta ir atkakli, iš praeities likai. Išsibastė po pasaulį margą, meilė išauginti subrendę tavo vaikai. Tavo vaikai. Gimnazija, gimnazija, patiklios moja ranko, šypsosi veidai. Pastebėk ir prisimink kiekvieną, kol esi turtinga, kol mezga vaisių žiedai. Gimnazija, gimnazija, tvirta ir atkakli, iš praeities likai. Išsibastė po pasaulį margą, meilė išauginti subrendę tavo vaikai. Tavo vaikai. Gimnazija, gimnazija, patiklios moja ranko, šypsosi veidai. Pastebėk ir prisimink kiekvieną, kol esi turtinga, kol mezga vaisių žiedai. Gimnazija. Sveikiname visus susirinkusius į 95-osios laidos paskutinio skambučio šventės transliaciją. Tikimės, kad net ir nuotoliniu būdu mūsų brangus abiturientai pajus tikrąją šios šventės dvasią ir mūsų meilę, su kuria ruošiame šiai dienai. O dabar perduodame žodį gerbiamai direktoriai Astai Žukauskienei. Mėlyje abiturientai, šiandien paskutinė skambučio šventė ir tai atsisveikinimo laiko pradžia. Šiemet jūs išskirtinė laida, šiemetiniai mūsų abiturientai. Karantino sąlygos padiktavo kitokį mokymąsi, kitokį gyvenimą. Ir labai tikiuosi, kad būtent šiandien galiu pasakyti, kad jūs užaugote, tapote savarankiškesni, brandus. Šiandien jums norėčiau skirti šviesaus atminimo kolegos, direktoriaus
Bronislovo Burgio žodžius. Tie žodžiai ne apie mokytojus ir ne apie mokinius. Tie žodžiai apie jaunystės norus ir galimybės ir apie gyvenimišką išmintį ir patirtį. Labai tikiuosi, kad šitie pasakyti žodžiai jums kada nors padės. Gal ne šiandien, gal ne rytoj, bet kažkada. Taigi, jūs galvojate, kad mes mokėsime gyventi, mokėsime pasirinkti. Mes žinome, gyvenimas brenda per atsitiktinumo jūrą. Jūs svajojate, mes dirbsime, kursime, ieškosime ir praturtėsime. Mes meldžiamės, kad jūs būtumėt laimingi, net būdami alkani. Jūs supaprastinate, kaip visi, taip ir mes, o mes svajojame, kad tik jie būtų aukščiau kitų. Jūs drąsinatės, jei prireiks, kiti padės. O mes nerimaujame, jei padės, jūs niekada nesužinosite, kaip tas kliūtis būtumėt įveikę patys. Jūs pasirenkate karjerą, šalį, draugus, būstą, pramogas, o mes prašome jūsų nepamiršti ištikimybės, garbės, išminties ir ilgesio. Tikriausiai supratot užkoduotą žinutę, mėly mūsų gimnazijos abiturientai. Laimingi galime būti tik būdami savimi ir išsaugant tvirtą ryšį su šalia esančiais žmonėmis. Būkit laimingi, mėlieji. Dėkojame gerbiamai direktoriai. Džiaugiamės, kad šiemet abiturientus prisiminė ir miesto bendruomenė, pradinių klasių mokytojai, buvusios auklėtojos, mokyklų direktoriai, choreografijos ir muzikos mokyklų mokytojai, kolektyvų vadovai. Brangus abiturientai, jūsų garbingos gimnazijos sienos saugo ne vienos kartos gimnazistų svajonės, paslaptis ir viltis. Neišimtis esate ir jūs, jauni žmonės, prieš kuriuos atsiveria platus galimybių vartai. Už jų tiesus ir vingiuoti, siauri ir gyvenimo keliai. Apsispręsti, kokį gyvenimo kelią rinktis, nėra lengva. Bet tai neturėtų jūsų gąsdinti. Šalia patys brangiausi žmonės, šeima. Šalia laiko patikrinti draugai. Šalia jumis pasitikintys mokytojai, kurių suteiktos žinios padės jums apsispręsti, kurį kelią rinktis. Mėly abiturientai, sveikinu paskutinio skambučio progą. Tegul šis skambutis būna ne atsisveikinimo skambutis, tegul būna pasisveikinimo, kuris garsiai praneša apie tai, kad į gyvenimą išeina jauni, veržlūs, mokyti žmonės, kad gyvenime išeina pasiryžę kurti ir savo tėvynės ateitį. Drąsos, pasiryžimo, apsisprendimo ir sėkmės praveriant šiuos naujų galimybių vartus. Visiems jums linkiu, o ypač buvusiems kaliniškiams. Linkiu aš, Kalnų progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė. Mėly abiturientai, netrukus jūs turėsite savo rankose pirmąjį mokyklos baigimo pažymėjimą. Tačiau kai kurie iš jūsų turėsite jau antrąjį, nes pirmasis buvo Mažeikių muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas. Mes didžiuojamės, kad didelis būrys mūsų absolventų baigs ir šią mokyklą.
Mes didžiuojamės, kad jūs pas mus mokėtės, kad pradėjote domėtis muzika, galvojate savo gyvenimą sieti su muzika. Gal kažkurie ir nepasirinks muzikos specialybės, tačiau turėsite platų supratimą apie jos didenybę muziką. Plataus skrydžio jums, mėlyjeji. Abiturientai, šiandien sveikinimai jums skrieja iš Mažeikių Ventos progimnazijos. Tai yra iš tos vietos, kur buvo jūsų pradžia, kur buvo pirmas kartas, kur buvo pirmoji mokytoja, kur buvo pirmoji klasė, pirmieji draugai. Šiandien jau 12 metų, mokslo metų, labai ilgas nueitas kelias. Daug prisiminimų, bet prieš akis dar ilgesnis kelias. Šiandien mes norim jums palinkėti stiprybės, sveikatos, gerų egzaminų, rezultatų, na ir didžiulės sėkmės. O tie mažieji draugai mano, tai yra pirmokai, jie irgi pirmą kartą pradeda tai, ką jūs pradėjot prieš 12 metų šitoj mokykloje. Ir jie kartu su manim nori jums palinkėti gero skrydžio! Labai smagu, kad galime jūs pasveikinti tokią ypatingą progą. O aš tuo tokiu ypatingu gyvenimo momentu norėčiau jums padovanoti patarimą. Kiekvieną rytą atsikėlę, paspauskit ranką sveikatai, nusišypsokit sėkmiai ir apsikabinkit savo mylimuosius. Visiems linkiu kuo geriausios sėkmės. Turbūt 100 kartų svajojot, kuo greičiau užaugot. Turbūt 100 kartų norėjot, kad nebūtų pamokų, jos jau kaip ir baigėsi. Ir 100 kartų troškot būti laisvi. Štai jums ir laisvė. Noriu palinkėti ir aš. Drąsos, sėkmės, pasitikėjimo savimi. Būkit sėkmingi. Štai stoviu jūsų buvusioje klasėje. Tik šiandieną suolai tušti. Juk išleidau jūs prieš 4 metus. Bet negalvokit, aš prisimenu jūs visus, jūsų šypsenas, jūsų išdaigas. Štai Paulina sėdi pirmame suole, svajingai romantiškai nusiteikus. Turbūt eilėraštį kokį rašo. Štai Milda ir Saulė nuolat piešia mūsų didžiosios menininkės. O ten prieš paskutiniam suole Greta ir Andrėja kažką šnibždasi. Galiniam suole Marius sėdi ir vis kibina mergaitės. O štai mūsų Jokūbas nesiskiria su krepšinio kamuoliu. O prieš paskutiniam suole Enrika su Gabrielė apie meilę tikriausia kalba. O štai santūriosios Gintautė ir Kamilė, Kamilija šalia jų. O štai rimčiausias tai Tomukas, turbūt istorijos kontroliniui ruošiasi. Mieli mano vaikai, jūs visada liksite mano širdyje ir prisiminimuose. Aš džiaugiuosi, kad teko jūs auklėti, kad mes kartu patyrėme daug džiaugsmo ir kartu įveikėme daug iššūkių. Ir noriu palinkėti lengvų užduočių egzaminų metu,
svajonių išsipildymo ir kuo tiesesnio gyvenimo kelio, kuo mažiau klystkelių. Svarbiausia, kad šalia jūsų visiems būtų gera. Būkite gerais žmonėmis. Didžiausios jums sėkmės, mano vaikai. Labas, mėlyjeji mokiniai. Labas, mėly pavasariečiai. Šiandien, kaip niekad džiugi diena, mūsų mokytoją aplankė labai jaukus ir šilti prisiminimai. Gera jūs prisiminti, ypač gražias bedantės jūsų šypsenėles, rašaluotais pirštais jūsų išvedžiotas pirmasis raideles, jūsų juoką, šėliojimą, buvote linksmi ir vaikiškai išdykę. Bet jūs augote, tvirtėjote, keitėsi jūsų požiūris, supratimas, siekiai ir tikslai. Į vaikystę jau nebegrįšite. Jūs pasitinka atviras, platus ir neaprėpiamas pasaulis. Išlikite nuoširdūs ir teisingi, truputį išdykę, šmaikštus ir laimingi. Kada rugsėjis pasibels, o į klases skubės mažieji, žinokit, mūsų širdise jūs visada išliksite pirmieji. Mėly mano mokiniai, auklėtiniai, greitai bėga laikas. Palikdamas metus, vienus, kitus, jis nusineša auksaspalvius rudenius, sidabrinės žiemas, kvepiančius pavasarius, nerūpestingas vasaras. Ir staiga šiandien paskutinis skambutis. Sustokit, neskubėkit. Tegul jums pakanka laiko viskam, mokslui, naujoms idėjoms, meiliai, miegui. Tegul pakanka laiko viskam, šypsenom, namam, draugam, prisiminimam. Bet svarbiausia, būkit savimi, būkit laimingi žmonės. 1, 2, 1, 2, 3 ir stop, atgal. Noriu pabučiuot, bet dabar reikės palauk. Stop, atgal. Noriu ranką paspaust, bet dabar reikės palauk. Stop, atgal. Noriu apkabint, bet dabar reikės palauk. Stop, atgal. Noriu. Buvote, esate ir būsite mylimi. Būkite šokio mūzos palaiminti. Nykštuką šypsenėlę, ką daryt, kai draugystės visos skaitmeninės. Taip atsitinka, kad tam tikri žmonės susitinka tam tikru laiku ir susijungia bendrystės tiltu. Ačiū Jums. Trečiokų kūrybinės grupės daina Nuoširdūs jausmai ir mintis. Jums, abiturientai. Aš pats
galiu skraidyti. Ir šypsenos atnešiu nors truputį, kad linksmas tu kasdien galėtum būti, kad vaikiškais sparnais aukštai pakiltų ir apkabinę žemėje pamiltum. Rytais skubu praverti langus, kad paukštį savo spėčiau pamatyti. Rytais prisimenu, kokie man brangus sparnai, kuriais aš pats galiu skraidyti. Tu lengvais sparnais plasnoji, tu švelnumą dovanoji, man pažadėk, prašau, parveši namo greičiau. Rytais skubu praverti langus, kad paukštį savo spėčiau pamatyti. Rytais prisimenu, kokie man brangus sparnai, kuriais aš pats galiu skraidyti. Rytais skubu praverti langus, kad paukštį savo spėčiau pamatyti. Rytais prisimenu, kokie man brangus sparnai, kuriais aš pats galiu skraidyti. Sparnai, kuriais aš pats galiu skraidyti. Sparnai, kuriais aš pats galiu skraidyti. Kas tu būsi? Kosmonautė. Kas tu būsi? Bankininkė. pilnas jausmų palikęs kūną jau seniai. Visi sako, kad prastai, bet man gerai. Bėgu lietuje, girdžiu kiekvieną lašą aplinkui mane, kiekvieną traškėsi miške, kaip skarbės vanduo medžių šaknyse. Šaknyse.
12 mokymosi mokykloje metai tikrai ypatingas metas, slengiantis ne tik artėjančią egzaminų sunkumo nuojautą, bet ir nuolat užplūstančią keistą nostalgiją. Prabėgs keli mėnesiai ir jau būtuoju laiku sakysi, kad čia buvo mano klasė, mano suolas, klasės draugai, pirmoji meilė, brangiausias mokytojas, triukšmingi ir šurmuliuojantis koridoriai. Žodį perleidžiame abiturientų bendruomeniai. Mes, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 95 dos abiturientai, atiduodame jums savo palikimą, kaip Prometėjas atidavė žmonėms ugnį. Jis simbolizuoja nuolatinį veržimąsi, aukštojo mokslo pasiekimus, tobulėjimą bei augimą. Prisiminkite, kad tai, ką paliekame, nėra amžino, todėl tausokite tai ir branginkite, nes nėra nieko laikinesnio už patį laikinumą. Prometėjos, vogdamas Olimpo ugnį, darė tai dėl kilnaus tikslo. Tad mes, rašydami šį testamentą, norime jums priminti, kad viskas ir kartu niekas yra kilnu, kada tai daroma dėl kitų. Mūsų laida atiduoda jums visas akimirkas, emocijas ir prisiminimus, kurie užaugino ir jau beveik į pasaulį išleido mus stipresnius nei bet kada. Tikimės, kad vykdysite išvardytas priesaikas toliau, kad po metų ir jūs drąsiai galėtumėte žengti savųjų svajonių link. Na, dabar kviečiame trečioko atstovę, kuri po kiekvienos priesaikos turėtų pasisakyti pasižadu. Tad pirmoji priesaika. Paliekame jums dangaus mėlynumo sofas, 3-ame aukšte, ant kurių sėdint gimsta juokingiausios istorijos ir įdomiausi prisiminimai. Pasižadu. Paliekame didžią biblioteką, kurioje knygos tampa raktu į ateitį, o mokslas durimis į rytojų, jei pasižadate išsaugoti tai, kas amžino. Pasižadu. Paliekame jums klases, kuriuose jūs laukia žinios, kur baimė pakeis drąsa, ryžtas kurti ir augti, bet su sąlyga, kad tai darysite eidami petys į petį. Pasižadu. Paliekame jums kepinukais ir bandelėmis kvepiačią valgyklą, jei pažadate valgyti tai, kas pagaminta. Pasižadu. Paliekame jums naujausią, dažais dar kvepiančią laboratoriją. Į bandymų metu klausysite mokytojos nurodymų visų. Pasižadu. Paliekame jums šiek tiek duobėtą, tačiau praktišką automobilių stovėjimo aikštelę. Jei pasižadite pavėžėti kiekvieną. Pasižadu. Paliekame jums menų stotį, kuri susijusi ne tik su menais, bet ir su įpročiais, kurioje draugus rasti lengviau nei atrodo, o oro sąlygos nekliūtis. Tad pasižadėkite, kad neapleisite tos vietos, nesvarbu kokia liūtis. Pasižadu. Paliekame jums mūsų laidos prisiminimus ir emocijas su sąlyga, kad kursite tik šviesius atsitikimus. Pasižadu. Dar paliekame naują tradiciją – sakurų takelį. Jei pasižadate jį tęsti, o paskutinę savąją pamoką paliksite ir nuo savęs medį bręsti. Pasižadu. Na ir paskutinis. Paliekame pažadą, kad mes dar grįšim, bet čia jau pasižadėti nieko nereikia. Na, o dabar kviečiu trečioko ir ketvirtoko atstovus pasirašyti šį testamentą, kad nuo šios dienos jis jau įsigaliotų. Na tai ką, mokyklos raktą perduodame jums, linkime sėkmės. Ačiū, o jums gero skrydžio. Ačiū. Iki. Iki. The end is near, and so I face the final curtain. Administracija, mokytojai, kuratoriai, bendruomenė. Išleidome savo vaikus į Merkelio Račkausko gimnaziją, nes patikėjome jūsų kolektyvo žmogiškumu, patirtimi, pasiekimais. Manau, svarbiausia yra žmonės, tarp kurių jie galėjo augti. Augti kaip asmenybės. Sakydama žmonės, turiu meny nuostabius mokytojus, kurie kantriai ir nuosekliai lydėjo visus šiuos metus. Mes jaudinomės, svarstėme, rinkdamiesi, o šiandien džiaugiamės, tvirtai stovėdami ant išsiskyrimo slenksčio. Ir dėkojame jums už kantrybę ir energiją, stiprinant motyvaciją mokytis, prisitaikant prie švietimo reformų, karštų vasaros dienų ir pandemijos iššūkių. Už supratingumą mokytojai, dėl neveikiančių mikrofonų, kamerų, netikėtai dingusių elektromagnetinių laukų, dėl vėlavimo ir darbų atidėliojimų. Mokymasi ir tobulėjimą kartu,
kuris reikalavo įvairiapusių pastangų ir neleido nuleisti rankų. Už šiltas emocijas, padrąsinimą, eiti pirmyn ir įveikti visus sunkumus. Už nuoširdų atsidavimą. Už pramogas, už šventinę nuotaiką, refleksijas, atvirus pokalbius, ekskursijas, šokius, dainas ir kitas linksmybės. Užverdami šio etapo duris, mes tėvai norime palikti jums 95 laidos jaunystės medį. Tegul pavasariniai žiedai primins jums mūsų vaikų kelionę šioje mokykloje ir leis bent trumpam pasidžiaugti čia ir dabar akimirkomis. Ačiū už tai, kad esate. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart. Šią gražią šventišką paskutinio skambučio dieną aš kartu su Helvija noriu padėkoti visai mokyklos bendruomeniai, administracijai, mokytojams, draugams bei visiems giminaičiams, taip pat ir tėveliams, kurie per šios 4 mokslo metus šioje gimnazijoje mums padėjo kurti, pažinti ir atrasti, susipažinti su pasauliu ir jo vertybėmis. Norime padėkoti visai mokyklai už kartu praleistus 4 mokslo metus. Už tai, jog bendravote su mumis kaip su brandžiais žmonėmis. Už tai, jog pasitikėjote, rūpinotės. Už išklausimą ir nuoširdžius atsakymus bei patarimus, kai jų mums labiausiai reikėjo. Ačiū, kad per šį sunkų pandemijos laikotarpį buvote kartu su mumis. Daug stengiatės ir dirbate dėl mūsų. Nuoširdų ačiū administracijai, direktoriai ir visiems pavaduotojams už tai, jog pasitikėjo mumis, suteikė galimybę tobulėti ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. Ačiū, jog nebijojote duoti mums gimnazijos raktų ir leisti joje iki vėlumos prie arbatos puodelio organizuoti renginius. Ačiū už tai, jog suteikėte laisvės skleistis mūsų kūrybiškumui, už bendradarbiavimą ir nuolatinį teiravimąsi, kaip mums sekasi gimnazijoje. Norime padėkoti ir mokytojams, kurie paklojo stipriausius pamatus mūsų augime. Ačiū už jūsų kantrybę, kai neturėjome atsakymų į klausimus. Ačiū už paskatinimą ir padrąsinimą, kai jautėmės nusivylę savo pažymiais. Ir labai dėkojame mokytojams, kuriems ne pažymiai, bet žmonės buvo svarbiausia. Ir bus svarbiausia, ir yra svarbiausia. Jūs mums atvėrėte nepažintą pasaulio vartus. Daug ką užmiršime, daug ko nepanaudosime gyvenime, bet širdį visada prisiminsime jūs, nes jūs mums buvote ir esate svarbiausi. Ačiū už nuolatinę pagalbą, rūpestį ir pastabas, kurias ne visada mokėjome priimti. Gal kiek ir pasipykdavome, bet todėl gyvenimas ir įdomus, kad dabar galime su šypsena prisiminti įvairiausius nutikimus. Darėme ačiū tėveliams, kurie įsitraukdavo į gimnazijos veiklą, kurie nuolat mus vežiodavo į gimnaziją, skubėdavo dėl mūsų, kurie padėdavo atlikti namų darbus, ypač rusų kalbos užduotis, kurie mus rytais pasitikdavo su skaniais pusryčiais, o po pamokų laukdavo su garuojančia vakarienė. Dėkojame jums už tai, jog neskaičiavote valandų dėl mūsų ir labai viliamės, jog būsime tokie pat geri tėvai, kaip ir jūs. Dėkojame ir savo draugams, kurie padėjo išlikti motyvuotais, kurie žadindavo rytais, kad nepramiegotume pamokų ir nepaliktume jų vienų, kurie pasidalindavo savo užrašais ir padėdavo išsiaiškinti nesuprastas temas. Ačiū, draugai, jog padėdavote išsisukti nuo mokytojų nemalonės už neatliktus namų darbus. Ačiū jums už juoką, ilgus vakarus kartu, nepamirštamus nuotykius ir mūsų bendras svajonės. Show the hate you see, give it now.
Gyvenimo kelyje mes jūs visus prisiminsime ir esame be galo dėkingi. Iš mažyčių Strazdų giesmininkų gimnazijoje užaugome į sakalus, drąsiai pasiruošusius kilti į naują gyvenimo etapą. Nors ir skleidę sparnus jau esame pasiruošę kilti, tikimės, jog visada sugrįšime čia, į Mažeikius, į pirmasias mokyklas ir gimnaziją. Tikimės, jog palaikysime glaudžius ryšius su mokytojais, dalinsime savo patirtimi, galbūt pravesime paskaitas ar net grįšime dirbti. Aš tikiu tuo. Aš tikiu, kad ne tik mokslo pasiekimai, bet ir naujos draugystės ves mus kartu gyvenimo kelyje. O susitikę po 1, 5 ar 10 metų, spindinčiomis akimis, prie mūsų pasodintos sakuros, vėl ištarsime: labas mokytojai, administracija, draugai. Ir mes dar skambėsim, mes visi. Dėkojame Jums už viską. Nuoširdžiai tariame visų klasių vardu ačiū. 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 Oh, you look so much better when you smile. So smile. Oh, oh. You look so much better when you 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 smile. Pasaulį pro atvirus langus. Kai kyla saulė virš kalnų, kol tyliai miegi tu.